Saturnas. Kokios iškart mintis? Aišku, užspaudimas, griežtumas, disciplina, spaudžia, sunku ir pastangos. Taip, dažniausiai yra pirmas tas impulsas negatyvesnis, bet aš siūlyčiau šiek tiek prisiminti, kas aplamai yra Saturnas. Ir jame nors ir atrodytų, kad yra daug griežtos, darbingos, labai konstruktyvios ir konservatyvios energijos, bet iš tikrųjų tai yra tarsi griaučiai, viso ko griaučiai ir be jų viskas būtų kaip tešla. Žodžiu, nieko nebūtų, ar nebūtų kažkokios tai formos, nebūtų ilgalaikiškumo. Ir Saturnas nėra kaip Plutonas, kuris tiesiog viską griauna ir jam nesvarbu, man skauda ar man neskauda. Saturnas visgi yra tarsi tas toksai stovintis ant kalno, aukšto kalno, ir matantis, kur galbūt kažką reiktų pakreipti, pastumti, vat čia resursų jau per daug arba per mažai. Tai tikrai Saturnas yra toks, jis geras dėdė, jis nėra tas griežtas dėdė, jis tiesiog mus priverčia truputį taip, tokią, ar ne, tokią emociją išgauti tam, kad mes galėtumėme truputį daugiau susikoncentruoti ten, kur mums reikia susikoncentruoti. Ir Saturno tranzitai nėra kažkokie labai baisus, jeigu mes suprantame, kasgi yra visgi ta Saturno energija. Kaip pavyzdys. Šiais metais Saturnas keliavo per mano 9 būstą, o 9 būstas yra, kas yra kelionės, yra užsienis, užsienio kalbos, yra visokiausiai filosofiniai, religiniai dalykai ir taip toliau, bet aš apsieisiu ties užsienio tematiką. Ir vasarą mes, pavasarį turbūt vasarą, mes planavome ilgą kelionę į Tailandą. Ir man iš tikrųjų buvo šiek tiek baisu, atrodytų, bet palauk, mano dabar yra Saturnas 9 būste. Tai buvo pati pirma kelionė, kuri buvo tokia ilga, buvo 2 mėnesių kelionė, tokia ilga ir skrydžių, ar ne, atžvilgių, tikrai reikėjo, tarsi buvo baisu, reiškia, buvo baisu, kad tai yra ilga, pirma ir labai brangi, ne, kelionė. Ir buvo iš tikrųjų baisu tas, kad visgi Saturnas. Ir aš galvojau, tai gal nereikia, ar ne, gal neverta, gal čia tas užspaudimas yra, kad aš gal noriu, ne, mes norim ir gal visgi neišeina. Bet tai yra tas pirmas žvilgsnis, kuris visgi nėra teisingas. O esminis dalykas yra kaip tik, taip, aš suprantu, kad čia dar trūksta ko, galbūt mano tam tikro profesionalumo, aš kalbu apie, nežinau, keliavimą, keliauti, planuoti, ten į ilgą kelionę ir taip toliau. Taip, man tarsi baisu, nes aš neturiu reikiamų įgūdžių, bet Saturnas yra tam, kad tarsi užsispausk, pasidaryk, pasiplanuok, pasidaryk strategiją ir taip toliau. Tai tikrai ta kelionė ilgai, teko narplioti, tyrinėti, planuoti, su tom vizom, popieriais ir taip toliau. Tai tikrai kainavo daug tarsi, tokių, pavadinkim, vidinių pastangų. Bet kadangi visgi tos pastangos buvo įdėtos, tai buvo pati nuostabiausia ir pati fantastiškiausia kelionė ir viskas ten buvo gerai. Tai nereiškia, jeigu Saturnas keliauja per tą 9 būstą, kad nebus kelionių, bus kažkas blogai, aš jaučiuosi ten užspausta kelionių, ar ten užsienio tematikos, ar bet kokiose kitose 9 būsto tematikose, tai ne apie tai. Apie tai, kad tą būstą, kur tranzituoja Saturnas, ten kaip tik reikia daugiau pastangų, darbo, įdirbio, užsidisciplinavimo, tam, kad tos sritis vėliau jos klostytųsi žymiai geriau, nes tai, ką jūs investuosit per tranzitą, juk ta energija, reiškia, tas įdirbis, jis galios, galima sakyti, visus 30 metų į priekį. Todėl labai prašau, nebijokit Saturno tranzito, tiesiog ten reikia padirbėti, reikia šiek tiek išeiti ar ne iš savo tos komforto zonos, galbūt kažką tai paaukoti ir galbūt atsisakyti kažkokių tai kitų dalykų, bet visgi ten įdėti tas pastangas ir tuomet gausite rezultatus, nes visgi tas Saturnas, kur sakiau, aukštai dėdė stovintis, jis mato, kur reikia tų pastangų. Tai labai prašau, kai galvosite apie Saturną, galvokit ne apie griežtą dėdę, o apie tą labai brandų ir išmintingą mokytoją, kuris mums truputėlį spiria užpakalį ir priverčia pasukti reikiamą kryptim savo pastangas ir įdirbį.